Šiandien su jumis pasidalinsiu patarimais ir eiga, kaip reikėtų tinkamai pasiruošti hidroizoliaciją vonioje. Tad viskas prasideda nuo gruntavimo, tai aš tai ir pradedu daryti. Viską išsigruntavus, sekantis žingsnis yra juostų klijavimas į kampus. Kodėl svarbu klijuotis tas juostas? Todėl, kad jos yra elastingos, va matot, kaip jos tampos. Tai kai yra kampai, tai konstrukcijos jos vaikšto ir tam, kad ten neatsirastų trūkis, mes dedam juostą, nes jeigu po ją atsiras trūkis, tai nieko tokio, juosta atliks savo funkciją. Tai jas dedam į visus vidinius kampus, į šituos kampus. Taip pat montuojamės manžetus ant kranų. Tai manžetai būna, vat, iškart tuoj parodysiu, paruošti. Štai tokie manžetai, jie čia užsimauna, užsihidroizoliuoja ir veikia. Jeigu neturėtumėt manžetą, dabar parodysiu jums, kaip atsidaryti manžetą iš tokios juostos. Tai nusikepam gabaliuką juostos, va, susilankstot jį, aš lenkiu į 4 pusės ir čia turiu vieną kampą sulankstytą. Tai įsikerpu gražiai su žirklėm tą kampuką, matai, ir pažiūrėkit. Turiu pasidaręs manžetą iš juostos. Taip pat yra tokie kampai, tai yra išoriniai ir vidiniai kampai. Aš čia turiu išorinį kampą, tai jisai montuosis ant išorinio kampo ir ant vidinio kampo irgi montuojas tokie pat kampai, tik į vidų. Dabar jums parodysiu, kaip pasidaryti kampą iš tos pačios juostos, jeigu jau neturit nusipirkę paruoštų kampų. Tai įsikerpu juostos vidury iki vidurio. Štai taip. Ir štai taip gražiai susilenkiu ir gaunu vidinį gražų kampą. Kai susidėjot visas juostas apačioje, tai taip pat dedam į vidinius kampus juostas ir ant siūlių. Tai tarp gipsų yra siūlės sujungimas. Tai nėra būtina montuoti tos juostos, bet rekomenduojama, tikrai bus ramiau. Bet, pavyzdžiui, šitoj vietoj turim 2 konstrukcijas skirtingas, tai yra gipso plokštė ir datinkuota, tai būtinai irgi montuojamės per vidurį juostą, nes čia tikrai sujudės, atsiras mini įtrūkimas ir ten jau gali į vidų skvertis vanduo, dėl to apsisaugom su šia juosta. Tai metas hidroizoliaciniai mastikai. Aš naudoju tokią tiksotropinę hidroizoliaciją, pažiūrėkit. Puikios konsistencijos iš karto, nereikia jos net permaišyti. Tai pradedu dabar juostų klijavimą, viską darau su teptuku. Tai va taip, tepuosi iš karto ant siūlės mastiką, jos galite ir negailėti, paskui perteklių išstumdysit. Tai gražiai prisispaudžia juostą, jeigu norit, galit naudoti ir glaistyklę, kad stipriau įsitempia, bet aš matau, kad viskas gerai. Ant viršaus dar užtvirtinimui užtepu hidroizoliacijos. Iš tikrųjų, pačios visos juostos nebūtina tepti, svarbiausia užtepti tik tais kraštus, bet gerai juos užtepti, kad ten drėgmė nepaitų, nes pati juosta jau nepraleidžia drėgmės. Tai pirmą ant siūlės, kur sakiau, kur yra 2 konstrukcijos, užsidėjau juostas ir dabar, kadangi ne visur užėjo, pasimatau taip, kad manžetas man viską gražiai uždengtų. Jeigu turit kažkokių tarpelių tarp sienų, tai paimkite daugiau hidroizoliacijos ir ten juos prikimškit. Va taip kaip aš padarau. Va, prikimšu. Aišku, juosta ten viską uždarys, bet jeigu netyčia buvo neužtepta su kažkuo, tai galite tai drąsiai padaryti su hidroizoliacija. Tai kai jau susiklijavot visas juostas, laikas plotų tepimui. Kodėl iš esmės pirmą aš klijuoju juostas? Nes kampai yra tokia problematinė vieta, tai reiškia, kad daugiau hidroizoliacijos ten paklius. Tai dėl to pirmą susiklijuojam visus kampus ir tada einam prie plotų. Tai apie plotus. Aš valuosiu su voliuku, nes taip greičiau užsineša, bet galite ir su to pačiu šepečiu viską daryti. Tai turėtų hidroizoliacijos sluoksnis būti 0,5 milimetro tokio storio, bet kaip tai pamatuoti? Ganėtinai sudėtinga, tai turėtų būti apie 0,6 kg hidroizoliacijos į kvadratinį metrą. Bet čia irgi yra kosmosas. Tai kaip iš tikrųjų žinot, kad gera hidroizoliacija?
tai jums turi nebeprasišviesti kita spalva. Tai jeigu yra gipso plokštės žalios, o hidroizoliacija pilka, tai viskas turi būti tolygiai pilka ir tada bus viskas gerai. Aš imu hidroizoliacijas negailėdamas ant volo. Aišku, jis naujas, dabar sunkiai prisimaitina, bet primaitinu jį. Pažiūrėkit, hidroizoliacija puikiai laikos, nėra labai skista, bet aišku, kai voluosit, mano patarimas neskubėkit, nes vis tiek galite apsitaškyti. To kampo vieno, pasirenku kur patogu ir tepu, žiūriu, kad visur viskas užsipildytų. Tai aš savo hidroizoliavimą baigiau, kaip matot, viskas puikiai atrodo. Aišku, tai yra tik pirmas sluoksnis, būtinai reikia užsitepti ir antrą sluoksnį. Antrą sluoksnį galite tepti hidroizoliacijai pilnai išdžiūvus. Tai gali būti ir po 4 valandų, ir po 8, ir po 12, priklauso nuo temperatūros jūsų patalpoje. Tai jeigu norit ramybės, tai ateikite kitą dieną ir užsitepkite antrą sluoksnį. Ir mano patarimas, hidroizoliaciją tepkite kitokią kryptim. Jeigu pirmą kryptį tepėt vertikaliai, antrą tepkit horizontaliai ir tikrai visur užpildysit hidroizoliaciją. Plyteles galėsite klijuoti hidroizoliacijai pilnai išdžiūvus, tai maždaug po paros.